Sveiki, sveiki, mėlyjeji. Ateinu čia, šiandien užsimsim burtais ir burtai bus tokie. Štai čia yra mano, atsiprašau, išjungiu garsą. Štai čia yra mano nauja knyga, palaikanti visatos energiją. Štai kokia, matot, net nagus prie jos prisiderinau, oranžinis. Ir aš prieš kokią valandą laiko savo puslapyje parašiau, kad tiesiog jeigu kas nors norit, parašykit puslapį ir aš iš to puslapio atsiversiu ir paskaitysiu ištrauką. Ir tikrai nesitikėjau, kad bus jūsų tiek daug, nes mačiau, kad yra jau virš 60 komentarų, tad iš karto atsiprašau, jeigu ne visus perskaitysiu. Bet tikiuosi, kad pavyks man, mes turėsim maždaug pusę valandos, tai per tą laiką kiek spėsi perskaityti. Ir pirmenybė yra tiems, kurie pakomentuosit čia, tai galit tiesiog parašyti puslapį, iš kurio puslapio norit knygos citatos. Ir knygos puslapiai yra nuo 9 iki 196, tai tame tarpe, bet kurį skaičių pasakykit, aš atsiverčiu, perskaitau mintį. Ir šitą dalyką aš jau buvau senokai sugalvojusi, nes pradėjau kalbėti apie šitą knygą, kol dar neturėjau jos popierinės versijos. Ir labai smagu, kad mano grupėje knygos palaikanti visatos energiją skaitytojų klubas, kad toje grupėje Kristina, viena iš pirmųjų nusipirkusi šitą knygą, jinai parašė, sako, aš darau tokį burtą, atsiverčiu bet kurį puslapį ir paskaitau ten esančią mintį. Ir tada jinai pasidalino su mumis tą mintimi, tada pradėjo kitos knygos skaitytojas irgi rašyti savo burtus, ką jos perskaitė. Tai smagu, kaip idėjos gimsta vienu metu keliems skirtingiam žmonėm. Ir šitą knygą galite įsigyti šiaip visose knygynuose, internetinėse knygynuose ir Pegase. Iš manęs galite užsisakyti tiesiogiai su mano palinkėjimu ir su autografu, tiek Lietuvoje, tiek į užsienį. Ir dar norėjau pasakyti, kad visiems įsigysiems knygą, visus kviečiu ateiti į mano grupę knygos palaikanti visatos energiją skaitytojų klubą, nes ten visą lapkričio mėnesį, kiekvieną antradienio vakarą, 6 val. Lietuvos laiku, aš pasakosiu apie knygą, pasakosiu apie joje esančias istorijas, apie tai, kaip jinai atsirado, kažkas, kas į knygą gal netilpo, ko tiek daug negalėjau sudėti, kiek norėjau, tad labai kviečiu, prisijunkit ten kiekvieną lapkričio antradienio vakarą. Na, o aš matau, kad jau yra keletas komentarų čia. Super, tai aš gal pradėsiu nuo komentarų, kurie yra čia ir tada, jeigu spėsiu, tada grįšiu dar prie tų ankstesnių. Nepykite, jeigu kažkieno citatos nepaskaitysiu, gerai, galbūt kažkieno bus mintis iš to, ką spėsiu paskaityti. Tai matau, kad Sandra ir Elevita abi parašė skaičių 77. Tai jums abiems yra mintis, tuoj, atsiverčiam 77 puslapį. Ką galite padaryti, kad pasijustumėte nors šiek tiek geriau dabar. Galbūt šito įrašo žiūrėjimas padės pasijusti šiek tiek geriau. Ir čia raktinis žodis yra šiek tiek, nes mes dažnai galvojam tokius grand didelius dalykus, kuriuos ne visada mes galim greitai ir iškart padaryti. Bet jeigu kažkas, ką galėčiau padaryti, kad pasijusčiau šiek tiek geriau, tai galbūt atsigerti gurkšnį vandens. Galbūt nusilakuoti nagus ryškia spalva, galbūt parsinešti kaštonų iš po medžio augančio šalia namų. Kažkokie maži dalykai, ką galim padaryti dabar. Gerai, žaidžiam toliau, matau komentarų yra daug, tai kad visus suspėtumėm. Kristina pati pirmoji parašė man, kad jau turi knygą, dar aš neturėjau savo kopijų. Tai Kristina nori 22 puslapio ir 22 puslapį. Tai, kaip jaučiamės, mums sufleruoja dalykai, kuriuos pritraukiame. Šiandien atrodo jaučiuosi puikiai, šviečia saulė, pagaliau šyla oras, bet noriu gliaudyti saulėgrąžas ir žiūrėti savo mėgstamiausią laidą. Kitaip tariant, noriu pabėgti nuo to, kaip jaučiuosi. Tikėtina, tai reiškia, kad jaučiu nerimą ir baimę. Kai tai pripažįstu, galiu ką nors daryti, užuot leidusi dieną prie TV ir paskui graužusis, kad nieko nenuveikiau. Taip, vienas iš svarbių momentų šitos knygos yra leisti savo jausti. Ir aš stengiuosi per daug tokių asmeninių pavyzdžių ir savo klienčių istorijų papasakoti, kaip tai praktiškai atrodo, ką reiškia leisti savo jausti ir kaip viskas vyksta. Gintarė prašo 55 puslapio ir 55 puslapyje
Aha. Taip. Paklausyti paukščių, paskaityti knygą, paklausyti paukščių čiulbėjimo arba vandens čiurlenimo. Pamatysite, kiek daug atsiranda erdvės ir lengvumo. Arba nepatogumo, jei niekada neleidote savo būti tyloje. Bet net jei žinias ar kriminalus pakeisite meditacinę muziką ar kvailą komediją, irgi bus didelis pokytis į gerą. Čia aš kalbu apie tai, kad viskas mus įtakoja, ką mes įsileidžiam į savo erdvę. Tai yra, net jeigu atrodo, kad radija groja mašinoje ir aš nekreipiu ją dėmesio, tai dainų žodžius, kurie ten groja, mes vis tiek girdim ir mūsų pasąmonė visą laiką fiksuoja, ar tai būtų žodžiai apie nelaimingą meilę, ar kad visi blogi ir mane skriaudžia, arba jeigu žiūrim televizorius įjungtas ir mes nefiltruojam, galvojam, kad negirdim jisai tik tai kaip fonas, bet jeigu visą laiką žiūrim kažkokius siaubo filmus arba baisius kriminalinius filmus, tai irgi nuolat įtakojamas. Tai čia mano mintis buvo, kad galima bent, pavyzdžiui, jeigu negali nustoti kriminalų, bet jeigu vietoj to pažiūrėsi kvailą komediją, tai irgi bus pokytis į gerą. Taip, tai čia buvo Gintarei žinutė, tada Justinai, gražus labai vardas, ar ne? 13 puslapis, geras skaičius. Aha, 13 puslapis yra dugnas, traukos dėsnis, prasideda taip skyrius. Ir čia paskaitysiu jums pastraipą iš savo pirmos istorijos, kai šita knyga jau taip pradėjo formuotis į konkretų pavidalą, tai šita buvo pirma istorija ir aš tiesiog 2 pastraipas paskaitysiu. Jei per šiandien nepervesite bankui 145 eurų, jūsų paskolos sutartis bus nutraukta ir turtas perduotas išieškoti. Žiūrėjau į banko vadybininkės žinutę telefono ekrane ir jaučiau, kaip apima panika. Man atrodė, kad pasaulis susprogs, baigsis ar kaip nors kitaip išnyks, nes juk negaliu toliau egzistuoti priėjusi tokią ribą. Pažiūrėjau pro langą ir pamačiau apačioje prie konteinerių besirausiančius benamius. Ar todėl jos pamačiau, kad greitai pati būsiu benamė? Praplaukė mintis galvoje. Na, žodžiu, aš pradedu knygą nuo momento, kai buvau visiškam dugne, turėjau daugybę finansinių problemų ir mano mintis su šita knyga yra parodyti, kad net esant visiškam trūkume ir vien tik tai problemose, mes galim iš to išlipti ir visa tai gali mus kažko iš to išmokyti. Tai čia Justina, linkėjimai tau. Tada Ativ, spėju, kad gali būti Vita, nežinau, bet 17 numeris, 17 puslapis. Estera Hicks sako, turite dėrėti su savo troškimo vibracija. Nu, čia toks įmantrus sakinys, bet aš daugiau jį paaiškinu knygoje, kad dėrėti su savo troškimo vibracija, tai yra, kad jeigu, pavyzdžiui, aš noriu gyventi prie šiltos jūros ir įsivaizduoju, kad ten jausiuosi atsipalaidavusi, laiminga, džiaugsminga, bet šiuo metu aš nejaučiu nei atsipalaidavimo, nei laimės, nei džiaugsmo, tai aš negaliu to savo noro išpildyti, nes aš nederu su savo troškimo vibracija. Tai yra emociniam lygmenį, kiekviena emocija turi savo skirtingą vibraciją, kaip skirtingą dažnį, kaip kiekvienas daiktas, stalas vibruoja vienaip, gėlė kitaip, angeliuko skulptūra man už nugaros dar kitaip ir lygiai taip pat skirtingos emocijos ir kad mes galėtumėm pritraukti tai, ko norim, mes turim nors kažkiek turėti to jausmo savyje dabar. Tai čia buvo 17 puslapis. Luiza prašo žinutės iš 142 puslapio, pasižiūrėkim. Aha. Taip, čia aš kalbu apie pratimą, argi nebūtų puiku, jeigu. Argi nebūtų puiku, jei šiandien būtų gera diena, argi nebūtų puiku, jei šiandien man viskas pavyktų sklandžiai, argi nebūtų puiku, jei šiandien priimčiau angelų palaikymą. Įprastesnė šio pratimo versija yra, o kas jei man niekas nepavyks, o kas jei pakliūsiu po mašinos ratais, o kas jei mane paliks, o kas jei traukos dėsnis iš tiesų neveiks. Mes savaime vizualizuojam blogus dalykus, bet jeigu darom tą pratimą, argi nebūtų puiku, jeigu, tai mus skatina rinktis gerąjį scenarijų. Luiza, kaip tik dabar 24 žmonės žiūri, 102 puslapis, rinktis gerąjį scenarijų. Taip, toliau Jolita prašo citatos iš 5 puslapio. Taip, čia kalbu apie tapingą, kurį lietuviškai redaktorės pavadino, aš pati pavadinau, bet čia naudojam žodį tapšnojimas.
Ir šitas 45 puslapis yra skyrius apie tapšnojimą ir aš sakau, prasideda nuo to. Nesakau, kad kartą patapšnojus visas mano nerimas išnyko, toli gražu. Bet tapšnojimas suteikia kasdienį nusiraminimą. Ir štai jau 5 metai, kaip sąžiningai tapšnoju kiekvieną dieną. Kasdien atsitinka kas nors, kas išmuša iš geros būsenos. Nuolat turiu didelių tikslų, kurie irgi sukelia įtampą. Ir kaip tik tapšnojimas padeda man sumažinti nerimą, įtampą, baimę ir judėti į priekį šiek tiek tvirčiau stovint ant kojų. Jeigu nežinot, kas yra tapšnojimas, tai YouTube parašykit Justina Vasilevičiūtė, tapšnojimas arba tapingas, rasite ten visą grojaraštį, tikrai stebuklingas mano mylimas įrankis paleisti nerimui ir įtampai. O jeigu žinot ir vis pamirštat, tai po šito įrašo žygiuokit į YouTube, atsidarykit mėgstamiausią savo temą ir patapinkit. Taip, Lolitukas nori 19 puslapio ir 19 puslapyje turime... Aha, labai mano mėgstama mintis. Širdies matematikos instituto tyrėjai nustatė, kad širdies magnetizmas yra iki 100 kartų stipresnis negu proto magnetas. 100. Mintis neturi jokių šansų, jei širdis joms priešinasi. Ir garbės žodis čia yra vienintelė nuoroda į mokslinį tyrimą, nes mano supratimu tai yra vienintelis dalykas, apie kurį verta iš tikrųjų kalbėti ir kurį verta matuoti. Širdies magnetizmą, tai reiškia, kad tai, apie ką aš galvoju, aš traukiu, nes kiekviena mūsų mintis yra tarsi mažas magnetukas, kuris atneša mums daugiau to, ką norėjom, bet tai, ką aš jaučiu, emocija, kurią aš spinduliuoju, yra 100 kartų stipresnis magnetas, įsivaizduojat? Tai čia buvo priminimas Lolitukui. Dabar tada toliau einam ir traukiam citatą Vilmai 66. Oi, traukti nereikia, atsiversti tik tai reikia, traukti tai kortas. Taip, čia yra tapingo skriptas ir galvoju, kaip čia padaryti. Šiaip tapingo skriptas yra, kas aš tokia, kad turėčiau tai, ko noriu. Ir išvada yra pats laikas man dabar judėti link savo svajonių su visatos palaikymu. Tai Vilma, gal šito užfiksuojam tavo citatą. Pats laikas man dabar judėti link savo svajonių su visatos palaikymu. Nu, manau, čia ir visiems kitiems, ne tik Vilmai. Taip, Ellen prašo citatos 88 puslapio. Ir 88 puslapį yra leidžiu viskam gyvenime būti taip, kaip yra. Čia dar viena labai radikali idėja, nes mes esam tikrai įpratę kontroliuoti, bandyti suvaldyti ir ne šitoj konkrečiai vietoje, bet kažkur knygoje aš pasakoju apie tai, kad aš ilgą laiką dirbau Norvegų kapitalo kompanijoje Lietuvoje, bet motininė kompanija buvo Norvegai. Ir kai mes turėdavom su jais kokių nors reikalų, mums reikėdavo, pavyzdžiui, susitikti su kolega iš Norvegijos, kas nebūdavo labai dažnai, bet kartais taip atsitikdavo. Ir būdavo, kad jeigu 9 ryto jų dar nėra darbe, 3 popiet jie jau išėjo į masažą arba pasportuoti, vasarą turėdavo kokias 5 savaitės atostogų ir dar vaikų rudens atostogas irgi pasimdavo kartu su vaikais. Pavasario atostogas ir žiemos atostogas, na, yra nemažai čia, žinau, tarp mano auditorijos nemažai yra Norvegijoje gyvenančių, tai galite pasidalinti, ar tai tiesa, bet mes su tuo susiturdavom ir net atsimenu vieną komišką situaciją, kai mano kolegė parašė kolegai Norvegijoje laišką, nu, kokį Liepos mėnesį ir gavo auto atsakiklį man vasaros atostogos. Tai jis sako, aš nesuprantu, čia rugsėjo 1, jinai sugrįš ar kada. Bet ir žodžiu, aišku, mes šiek tiek pasišaipydavom iš jų ir nusistebėdavom, bet aš vis savo mintyse pagalvodavau, kad manau, kad jie tiek daug visko nuveikia dėl to, kad jie nenori tiek daug kontroliuoti kaip mes, nes mes susitarėm dėl kažko, tada mes pasitikslinam, ar teisingai susitarėm, tada primenam, tada perklausėm ir tada bandom, kad viskas vis tiek įvyktų taip, kaip mes norėjom. Kai iš esmės jie tiesiog ramiai susitarė ir leidžia viskam būti taip, kaip yra. Tai Ellen, čia buvo tavo citata. Tada Asta prašo citatos iš 33 puslapio. Žiūri daug mėgstančių pasikartojančius puslapius. Taip, aš esu kūrybinga būtybė. Afirmacijos arba įsiteiginiai. Taip, tai gal aš esu kūrybinga būtybė. Asta, ties tuo ir užbaigsim tavo citatą.
Dangutė prašo 56 iš gimimo datos. Gerai. 56. Stengiuosi daugiau pabūti tyloje ryte, kol galva dar neprisipildė dienos triukšmo. Vakare, jei esu per daug sudirgusi ar pavargusi, leidžiu užsimiršti klausydamasi triukšmo. Kitą rytą pradedu vėl iš naujo. Galvokite apie teigiamus aspektus to, kas yra. Galvokite apie teigiamus aspektus. Na, teigiamas aspektas čia yra šiek tiek žargonas, bet aš turiu minty, kad ieškoti teigiamų dalykų tame, kur mes esam. Galbūt dabar, pavyzdžiui, man nepatinka, kad jau taip anksti temsta, bet aš džiaugiuosi, kad aš turiu štai tokią ryškę lempą ir galiu kalbėti su jumis nepriklausomai nuo to, kad šiandien apsiniaukia arba kad diena jau eina į pabaigą. Jo, ieškoti teigiamų aspektų, na, čia susiję ir su dėkingumu, už ką galiu būti dėkinga dabar. Tai ieškoti, kas yra teigiamo kiekvienoje situacijoje. Teigiami aspektai yra raktas į laimę. Va šitas, manau, yra pagrindinė žinutė Dangutei. Taip, Toma prašo pirmo, bet pirmo puslapio nėra. Ta prasme, puslapiai prasideda nuo 9, bet aš galiu galbūt paskaityti atvarte. Va štai čia yra tokios kelios mano mintis. Šitą gal paskaitysiu apie save ir šią knygą Justinas sako. Baigiau prestižinės ekonomikos studijas Vilniaus universitete, bet ilgainiui paaiškėjo, kad vieninteliai man patinkantys skaičiai yra tie, kuriais visata siunčia mums žinutės. Ir jei būčiau žinojusi, tamsiausiamis akimirkomis galvodavau, jei būčiau žinojusi, kad bus taip sunku, nebūčiau pradėjusi šios kelionės, būčiau gal bandžiusi likti kabutėse normali, kabutėse žemiška, kabutėse racionali, būčiau, jeigu būčiau, bet sielos šauksmas šiaip ar tai būtų mane išstūmęs iš komforto zonos. Tai gal ir gerai, kad pasidaviau jam. Tai Toma, manau, tau žinutė yra apie tą pasidavimą sielos šauksmui ir išėjimą iš komforto zonos. Jolita dėkoja, Lolitukas dėkoja, Sandra prašo 5 puslapio, 5 puslapio nėra, toj pažiūrėsiu, ar yra dar kas nors pradžioj. Ką galėčiau paskaityti, turinį skaityti neįdomu, o įvadas jau iškart prasideda. Tai gal aš paskaitysiu 55 jau buvo, tai 51 puslapio mintį. O, va čia labai gražu. Kiekvienas mūsų esame kūrėjai. Vieni yra sąmoningi kūrėjai, kiti nesąmoningi. Mes patys pritraukime viską, kas yra mūsų gyvenime. Taigi, prisimink, kad esi kūrėja ir kad pati pritrauki viską, kas yra mūsų gyvenime. Jurginai Žemaitijoje nori 27 puslapio, o Dieve, kaip gražu, Jurginai kaip tik vakar kalbėjo mano Angelų klube. Angelų klubas yra nuostabi narystė, kurios nariai gauna asmeninę savo ištrauktą angelų kortą kiekvieną savaitę. Kaip tik šis mėnuo yra gėlių mėnuo, tad kalbam apie gėles ir apie skirtingas jų siunčiamas žinutes. Taip, tai Jurginams 27 puslapis yra... Čia aš aiškinu pratimą, toj galvoju, ką čia galiu paskaityti, nes visą pratimą paaiškinti turbūt nespėsiu. Taip, gal šitą pasakysiu. Jei akimirką įsivaizduočiau, kad viską, kas man nepatinka, yra įmanoma pakeisti ir aš norėčiau, kad būtų kitaip, tai kas tai turėtų būti? Čia yra labai svarbus irgi principas, kad visas neigiamas patirtis, kurias mes pritraukiam į savo gyvenimą, mes pritraukiam dėl to, kad suprastumėm, kad mums tai nepatinka ir atrastumėm, kas yra priešinga tam, kaip aš norėčiau, kad būtų. Tai jeigu, pavyzdžiui, buvau praeitą savaitę Rimi ir ieškojau lukštentų kanapių sėklų. Man sunku parduotuvėse, o rasti lukštentų kanapių sėklų, tai praktiškai misija neįmanoma. Ir aš vaikštu po tą parduotuvę ir jau vos neverkiu, nes aš neįsivaizduoju, kur man jų ieškoti. Gerai, kad su kaukė, tai nelabai kas mato. Ir tada prisimenu tą principą, kad aš galiu įsivardinti, kas yra priešinga, kaip aš noriu, kad būtų. Ir aš galvoju, na gerai, ko aš noriu. Aš noriu tiesiog susirasti tų kanapių ir išeiti iš tos parduotuvės. Ir tada, kai tai pagalvoju, man šiek tiek atlėksta ta įtampa viduj, širdies magnetizmas gerokai stipresnis, tai kai man atlėksta spaudimas, tada aš pamatau pardavėją, paklausiu ir jinai, matyt, pamačius mano veido išraišką, nuveda mane prie tų kanapių ir parodo, kur jos yra. Taip, Asta dėkoja, Toma dėkoja, Vilma dėkoja, Sandra dėkoja. Taip, Jurgita prašo 11 puslapio, galima, sako, gal galima 11, galima 11.
11 puslapis yra labai trumpas, bet spėjo jį pakliūti toks sakinys. Net jei niekada nepakeliame galvos į dangų, kad pamatytume paukščius, miesto balandis gali purptelti mums iš po kojų, kad priverstų mus jį pamatyti. Čia tiesiog pasakoju apie tą istoriją, kodėl yra miesto balandis ant knygos viršelio, kaip priminimas, kad palaikanti visatos energija nuolat egzistuoja. Tai Jurgita, čia žinutė tau. Tada Ingos žinutė nori 10 puslapio. Taip, gal šitą paskaitysiu. Čia yra iš įvado, tai toks sakinys žiūri į mane, apie tai, kad pasirodo, prašyti pagalbos galima ir net rekomenduojama, ne tik tada, kai visą kitą išbandau, ne tik tada, kai jau nebežinau, ko griebtis, tiesiog čia ir dabar kasdien galiu prašyti pagalbos. Šviesos būtybės tik ir laukia mano leidimo. Angelų palaikymo nereikia nusipelnyti, užsidirbti ar užsitarnauti. Reikia tik paprašyti. Tikrai angelai visada pasiruošę mums padėti. Taip, tai kol kas iš tiesioginių komentarų viskas, tada aš nueisiu, pažiūrėsiu iš ankstesnio įrašo komentarų, kurie buvo, tuoj pabandysiu atsiversti greituoju būdu ankstesnius. Ir taip, 77 skaičiau, 86 pabandom. Nebuvo, man atrodo, 86, jeigu buvo, tai paskaitysim dar vieną. Čia yra Dianai žinutė. Aha, manau, panašias asmeninės ir visuotinės taip pat krizes išgyvename tam, kad pasileistų mūsų viduje giliai paslėpti ribojantis įsitikinimai ir juos lydinčios neigiamos emocijos. Čia šiek tiek paskaitysiu toliau, kad būtų aiškiau, nes labai jau įmantri frazė buvo. Aš viduje turėjau stiprų ribojantį įsitikinimą, kad esu nepakankama ir daug su tuo susijusių neigiamų emocijų, baimės, kaltės, gėdos ir panašiai. Dėl to man reikėjo pritraukti savo asmeninę krizę, kad emocijos galų gale turėtų šansą iškilti į paviršių ir išsivalyti. Čia toks mano asmeninis požiūris į krizes. Tai linkėjimai Dianai, kuri jau nusipirko mano knygą, pamačiusi šitą įrašą. Ir tiesiog anonsuoju dar kartą, kad knygą galite įsigyti šiaip bet kuriam interneto knygyne arba tiesiogiai su asmeniu palinkėjimu ir su autografu tiesiai iš manęs. Tiesiog pakomentuokit noriu knygos arba parašykit man žinutę ir atsiųsiu detalės, kaip galit tą padaryti. Taip, matau, Inga padėkojo, išgirdo žinutę. Gerai, dar žiūrim. Kamilis. Mano auditorija yra 99% moterų ir keletas nušvitusių vyrų. Tai vienas iš jų yra Kamilis, kuris norėjo 89 puslapio citatos ir čia mintis yra tokia. Viskas, ko mes prašėme, ateina, bet turime padaryti savo namų darbus, tai įsileisti. Ir įsileidimas, yra daug dalykų, ką mes darom, kad įsileistumėm, bet iš esmės tapingas yra tam, kad labiau įsileistumėm tą idėją, kad tai įmanoma, bet įsileisti tai yra apskritai tikėti, kad tai įmanoma, kad taip gali būti. Tikėti ir norėti. Medeina prašė citatos iš 72 puslapio. Taip, žiūrim, kas yra 72. Ieškau pasirinkimo, kuriame yra mažiausiai pasipriešinimo. Gyvenimo srautas mane neša į Kiprą, reikia pinigų, ten mokės, nors įsivaizdavau, kad turėčiau gyventi iš savo verslo. Puiku, skrendam. Čia nuo to prasideda mano istorija, kaip aš išskridau į Kiprą dirbti padavėją. Gyvenimo srautas neša mane atgal į Lietuvą, noriu grįžti į Lietuvą, man siūlo darbą, nors praėjo dar tik 2 mėnesiai, o planavau likti metus. Valio, susikrausiu daiktų šiandien. Esu dėkinga už tas malonės akimirkas, kai leidau savo plaukti pasroviui. Tai Medeina, manau, kad tavo žinutė yra plaukti pasroviui. Ir dabar pažiūrim Neringą, 134 puslapį noriu minties. 134 puslapį. Absoliutaus potencialo dėsnis sako, kad kiekvienas mūsų kaip šaltinio energijos dalis esam grynas absoliutus potencialas. Tai reiškia, kad kiekvienas kaip visatos planetos dalis, kaip lašas vandens jūroje, kaip vienas iš lapų ant medžių, esam absoliutus potencialas ir galim paversti save kuo tik norim.
Jeigu mums kilo noras, vadinasi, galim tą norą paversti tikrovę. Jeigu kilo noras, galim tą norą paversti tikrovę. Čia žinutė Neringai. Magnolija nori minties iš 71 puslapio. Pažiūrėkim, kai turim. Taip. Aš leidžiu savo gyvenime viskam būti taip, kaip yra. Vėl kartojasi, neseniai buvo kažkas panašaus. Aš leidžiu savo gyvenime viskam būti taip, kaip yra. Kristina. Kristina iš Panevėžio. Smagu matyti. 14 puslapį nori minties. Pažiūrėkim, ką turim 14 puslapį. Aha. Baisiausia buvo tai, kad traukos dėsnis, kurį buvau su trenksmu atradusi prieš metus ir apie kurį kalbėjau savo vaizdo tinklaraštyje kas savaitę, neveikia. Žinoma, apsunkusi mano energija persidavė mano auditorijai, klientų mažėjo ir aš nebežinojau, ko imtis. Na, čia irgi pasakoju prieš istoriją, kas buvo iki man išskrendant į Kiprą. Ir gal dar pridėsiu tokį sakinį, jau už 15 puslapio, Kristina, nepyk, kai nebegalėjau pasikliauti savo jėgomis, nes niekas, ką dariau, neveikė, pasidaviau ir tada įsitraukė galingos visatos jėgos ir pradėjau jausti tą palaikymą, kurio labai ilgėjausi. Taip, Dangutė sako ačiū, aš irgi sakau jums ačiū labai, kad esat tokie aktyvus ir labai kviečiu tie, kurie jau turit knygą, prisijunkite į mano grupę knygos palaikanti visatos energiją skaitytojų klubas, nes ten kiekvieną antradienio vakarą susitiksim ir kalbėsim apie mano knygą, papasakosiu daugiau apie tai, apie istorijas, kurios yra joje aprašytos, papasakosiu kažką daugiau, plačiau ir tai, kas netilpo į pačią knygą. Tai prisijunkit o jeigu norite įsigyti knygą iš manęs, pakomentuokit noriu knygos. Taip pat mano prenumeratoriai kiekvieną ketvirtadienį gauna mano knygos citatas, tai jeigu dar nesat apsisprendę, ar šita knyga yra jums, tai pakomentuokit noriu citatų. Ir ačiū Jums, kad esat ir žinokit, kad palaikant visatos energiją iš tiesų egzistuoja ir bet kurią akimirką pasiruošusi Jums padėti. Pasaulis Jūs myli. Iki.